2010 m. Liepos 15 d. sukanka 600 metų nuo Lietuvos ir Lenkijos pergalės Žalgirio mūšyje. Pažymint istorinės pergalės Žalgirio mūšį reikšmę, 2010 paskelbti Žalgirio metais. Žalgirio kodas. Pergaliai 600. Mūšio kronika. Sunkus tai buvo laikai mūsų kraštui. Grobio ir savo garbės ieškodami atsikraustė į pajūrį atėjūnai kryžiuočiai. Praminė juos taip todėl, kad dėvėjo baltą apsiaustą su juodu kryžiumi. Kasmet gerai pasiruošę, apsišarvavę nuo galvos iki kojų patys ir apšarvavę arklius, kryžiuočiai išsirengdavo į žygį. Traukdavo vasarą, kada arkliams nestikdavo žolės, bet nepaisė ir žiemos, kada užšaldavo balos, ežerai, upės ir būdavo galima eiti keliauti ledu. Jie būdavo narsus, kai puldavo taikų, beginklį kaimą. Ten likdavo tik pelenai ir kraujo klanai. Namus jie sudegindavo, vyrus išžudydavo, o moterys su vaikais įsivarydavo į vergiją. Tačiau jei kelią pastodavo lietuvių kariai, sužvangėdavo atsimušęs kardas į kardą. Lietuviai versdavo ant kryžiuočių girios medžius, įviliodavo į klampės pelkes, įstumdavo į ledo properšas, daug atėjūnų gavo galą, arba nešė kuodus atgal, klykdami iš baimės. Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas, mirdamas prisaikdino savo sūnus, Kęstutį su Algirdu, narsiai laikyti kalaviją, kaip mūras ginti tėvynę ir neužleisti priešui nė pėdos protėvių žemės. Abu sūnus priesaiką garbingai vykdė. O kai atėjo laikas jiems keliauti į Dausų šalį, to paties prisaikdino savo sūnus Vytautą ir Jogailą. Šie du pusbroliai, draugai nuo pat vaikystės, smarkiai susikivirčijo dėl sosto ir net pradėjo kruviną tarpusavio karą. Kryžiuočiams to ir tereikėjo. Jie atplėšė nuo Lietuvos ir pavergė visą žemaičių kraštą. Suprato Vytautas su Jogaila, kad reikia nutraukti brožudiškas pjautynes ir susitaikė. Vytautui teko Lietuvos didžiojo kunigaikščio kepurė, o Jogailai Lenkijos karaliaus karūna. Jogaila, tarė Vytautas, ar tau neskauda? Kryžiuočiai pampsta nužudytų lietuvių krauju. Jau dievai apkurto nuo nuskriaustų, į nelaisvę išvarytų moterų ir vaikų dejonių. Akmuo jai turėtų širdį ir tas susigraudintų. Privalom išvaduoti žemaičius ir sulaužyti kryžiasnukiams nugarkaulį. Turiu ir aš širdį, skauda ir man dėl tėvynės, atsiliepė Jogaila. Pulkim tuos nevidonus drauge, apkabino jį Vytautas. O broli, kaip ilgai aš laukiau tokių tavo žodžių. Drauge galim ir devyngalvį slibiną įveikti, o kai atskirai, laužo mus kaip žabarus. Ties Žalgiriu abi kariuomenės susidūrė. Dar niekad kovos lauke nebuvo sutelkta šitiek vyrų, dar niekad netirpė šitokia daugybė žirgų, neplevesavo šitiek vėliavų, neblykčiojo šitiek ginklų. Galybė prieš galybę, žūt ar būt, šitas mūšis turėjo nulemti viską. Vytautas nujojo nuo pulko prie pulko, kreipdamasis į karius. Mes atėjome, kad apgintume savo žemę. Save, savo tėvus, motinas, mylimasis ir vaikus. Esame teisūs ir mes nugalėsime. Už tėvynę. Jo balsas drebėjo iš susijaudinimo. Valio, rėkė kariai, ryžtų degančiom akim. Tokio mūšio pasaulis dar nebuvo regėjęs. Kryžiuočių atsigabentos grandinės ir pančiai belaisviams rišti teko jiems patiems. Daugybė jų vėliavų buvo sumesta Vytautui ir Jogailai po kojomis. Kaip nugalabytas devyngalvis slibinas susmuko visiems laikams kryžiuočių galybė. Po Žalgirio mūšio jau nedrįso ne joks kryžiuotis trempti mūsų krašto. Daug, daug jaunų Lietuvos bernelių priglaudė tada juoda žemelė, bet minės per amžius didvyrius.